Sveikatos mokyklos dalyvės. Aš esu Ramunė Pacevičienė, sveikatos mokyklos įkūrėja. Labai noriu visom padėkoti, kurios jau įveikė, galima sakyti, trečdalį mūsų iššūkio. Tai yra 30 dienų sveiko kūno, kur darome pratimus ir kiekvieną dieną pridedame vis po 5. Yra tikrai daug aktyviščių, ačiū joms, labai smagu, kad jūs rašote padarytą. Mergaitės, rašykite tai. Tai motyvuoja, tai stengiamės mes irgi tai padaryti ir parašyti, kad taip ir aš padariau. Jėga. Tas parašymas, tai duoda stimulą ir kitom tai padaryti. Kad reiškia, aš galiu. Girkitės, rašykite. Tai labai naudinga jum pirmoji eilė ir mum visom kitom likusiom. Taip pat labai noriu padėkoti merginom, kurios rašote laiškus, kurios užduodate klausimus. Tai yra labai svarbus momentas tiek jums, tiek ir man. Aš stengiuosi juos visus atsakyti ir dabar darysiu aš reportažus video. Jūs rašysite laiškus, o aš bendrinsiu ir 2 kartus savaitę atsakysiu tokiu video reportažu į šituos laiškus. Taigi, šios dienos tema yra saldumynai, kurią užvedė Viktorija Ly. Ačiū tau, Viktorija. Labai jos laiškas buvo štai toksai, kurį aš gavau, šiandien ryte atsikėlus radau. Labas vakaras. Atsiprašau, kad vėlai trukdau. Seku jūsų pasisakymus ir vykdau programą. Ačiū už ją. Ačiū tau, Viktorija, kad tu dalyvauji šioje programoje. Tačiau norėjau paklausti, gal patartumėte, kuom pakeisti saldumynus, nes laikausi visą dieną, o vakare, pavyzdžiui, noras įveikia mane ir prasideda saldumynų šturmavimas, šlavimas. Žinoma, tai atsiliepia sveikatai ir svoriui. Kuom galima pakeisti tuos nelemtus velnio išmislus, saldėsius. Iš anksto dėkoju už patarimą ir informaciją. Ačiū, Viktorija, už tokį klausimą, kuris, manau, aktualus kiekvienai, na, bent kas antrai, tai tikrai. Taigi, pasiruoškite popieriaus lapą ir teks padirbėti šiek tiek. Pirmas dalykas, tai mergaitės, susirašykite, prašau, saldumynus, kuriuos jūs valgote. Štai yra klausimai, aš paskui nupaveiksluosiu ir jums juos atsiųsiu. Tai yra pirmas punktas, saldumynus, kuriuos valgau. Ką reikia padaryti? Surašyti visus saldumynus, kuriuos valgote jūs. Tai yra ir šokoladukai, tai yra ir džiovinti vaisiai, viską surašote. Antras punktas, pabraukite saldumynus, kuriuos jūs mėgstate. Yra mūsų mėgstamiausi saldumynai, ar ne, kuriuos tiesiog dievina, ar ne, pamato moteriškė net dreba, kaip jų nori. O kitus, kurius nemėgstate, pabraukite kitą spalvą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dažnas įprotis yra eiti ir valgyti vien dėl to, kad valgyti. Suprantate? Nes jeigu nebūtų, sakykime, tų pačių mėgstamiausių, o gulėtų bet koks saldumynas, ar ne, jūs vis tiek jį valgytumėt, bet galėtumėt ir be jo apseiti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs parduotuvėje pas jūs yra 2 variantai padėti, sakykime, tą, ką jūs mėgstate, ten morenginį tortą, kaip pavyzdys, ar ne, ir vaisinį tortą. Jūs visą laiką rinksitės tas, kas jums yra skaniau. Ir kartais būna taip, kad jūs nenusiperkat to saldumino, kurio jūs nemėgstat, nes jūs žinot, kad jūs jo nevalgysit. Taigi, atkreipkite dėmesį į tą, ką jūs valgot, kas jums yra neskanu. Trečias punktas, kaip jūs jaučiatės prisivalgiusi? Išrašykite. Ar tai būna sunkumas, ar tai tinginystė užima. Galbūt pačioj pradžioj tai būna malonu, ar ne? Todėl, kad malonus jausmas yra, nuryjate, taip gerant dūšios palieka, ar ne, tokios užpuola gal energijos net, malonios, pojūčiai malonus. Bet kas atsitinka vėliau? Surašykite ir geras emocijas, ir pojūčius, ir blogas, būtinai. Ketvirtas punktas, kokią naudą saldumynai duoda man. Ar ne? Pavyzdžiui, kokia tai yra nauda, ar ne, aš valgau ir lieknėju, valgau ir turiu energijos kupina, esu, noriu dirbti, noriu planuoti, ateina geros idėjos, kai aš pavalgau, ar ne? Ir parašykite, kaip pasikeis mano gyvenimas, jei sumažinsiu, atsisakysiu saldumynų. Ar ne? Kaip jis gali pasikeisti? Realiai viską surašykite. Kaip pavyzdys, gali jisai pasikeisti, kad aš tapsiu lieknesnė, aš galėsiu užsirišti batus, aš turėsiu daugiau energijos, nes ne visada juk jūs taip, šturmavote tuos saldumynus, ar ne? Juk buvo ir tokių momentų, kai jums jų nereikėjo. Taip pat parašykite, ką aš galiu pakeisti. Mes kalbėjom, kuom aš galiu pakeisti saldumynus. Tai reiškia, tai gali būti
Džiovinti vaisiai gali būti, tai gali būti medus, tai gali būti fiziniai pratimai. Tai nebūtinai maistas, tai gali būti vaisiai, tai gali būti daržovės. Vienas patarimas, ką tikrai visom patariu, kambaryje, kuriame jūs dirbate ar būnate, pasidėkite didelę lėkštę su vaisiais ir daržovėm, nuplautais. Tegul tai būna pomidorai, agurkai, morkos supjaustytos, obuoliai, bananai, viskas. Esmė tame, kad geriau jau jūs valgykite, užkandžiaukite vaisiais ir daržovėm, negu jūs valgytumėte tuos saldumynus, tai yra šokoladai įvairiausi, pyragėliai ir visa kita. Dar labai svarbus momentas, saldumynus valgykite iki pietų. Kodėl? Todėl tai, kad gaminame angliavandeniai, jie naudojami mūsų energiją. Mes tada daugiau judame, ar ne? Vakare mes esame pasyvesni ir mes neišeikvojame tos energijos. Jeigu jau norisi jungtų saldumynų, atsisėskit, privalgykite taip, kad net ūgų būtų. Atsivalgykite tokių dalykų. Ir visą laiką galvokite, kaip aš norėčiau atrodyti daug geriau, negu kad atrodau. Kokią visgi naudą man duoda tie saldumynai? Ar man jų reikia? Ar aš galiu be jų apsieiti? Nes čia yra įprotis. Čia yra labai blogas įprotis, kurį reikia pakeisti tokiu įpročiu, kuris duoda jums naudą ir teikia malonumą. Nes saldumynų valgymas tai yra malonumas trumpalaikis. Aš pavalgiau, man dabar gerai, o paskui aš save griaužiu. Teisingai. Taigi, susiraskite tai, kas jums teiks malonumą. Tai nebus iš karto, kad pasidarys, vis tiek tas tarakonas, kuris pas jūs yra ir kurisai vis sako, einam pavalgysim saldumynų, ten yra stalčiukė. Visus saldumynus atiduokit kaimynui. Tegul jie dabar ties kankinasi, jūs jau prisikankinote. Nelaikykite namuose saldumynų. Užėję parduotuvę, iš karto prieš eidami parduotuvę, užsifiksuokite save. Saldumynų šiandien neperku. Saldumynų šiandien neperku. Praeikit, pračiuoškit tiesiog pro tą lentyną. Neleiskit, kad jūs pagundytų, kažkas sugundytų. Čia yra darbas, čia yra didelis darbas, bet įmanomas tas darbas. Bet jeigu jums kada per mėnesį tikrai norisi tų saldumynų, pasidarykit tą vieną dieną, apsirijimo dieną. Valgykit viską, ką tik tai norite. Jūs pamatysite, kaip jūsų organizmas į visą tai reaguos, kada jūs jau būsit apmažę tą saldumynų vartojimą. Jums bus nelabai malonu ir nelabai gera, tiesiog netgi ir nesinorės. Taigi, visą šitą sąrašą, visus 6 klausimus aš jums atsiųsiu, padarykite namų darbus. Jeigu jums kyla kokių klausimų, asmeniškai jūs man galite rašyti elektroninį paštą, galite jūs man asmeniškai Facebooką rašyti, mes susisieksime ir paanalizuosime jūsų situaciją. Kiekvienos asmeniškai. Ačiū, kad klausėtės ir ką, pirminį darbą, einam daryti namų darbų.